Italija. Rugpjūčio 6 dieną etnos ugnikalnių išsiveržimas Sicilijoje pasiekė intensyviausią fazę nuo metų pradžios. Rugpjūčio 16 dieną įvyko tragedija. Per audrą į ugnikalnių šlaitą trenkė žaibas. Iškrova pataikė į turistą. Gelbėtojai sraigtasparniu evakavo vyrą į ligoninę Katanijoje, tačiau nepaisant intensyviaus priežiūros, jo išgelbėti nepavyko. Svarbu prisiminti, kad buvimas atvirame dideliame šlaite per audrą žymiai padidina žaibo trenksmų riziką. Pasak Italijos nacionalinio geofizikos ir vulkanologijos instituto, magmos judėjimas vulkaniniuose kanaluose suaktyvino esamą Pernikanos lūžių tašką Etnos ugnikalnių šiaurės rytinėme šlaite. Uolienos abiejose lūžių pusėse pasislinko viena kitos atžvilgiu, o išsiskyrusi energija sukėlė 3,9 balų žemės drebėjimą, kurio epicentras buvo vos 1 km gylyje. Lūžių judėjimas paviršiuje pasireiškė plačiais įtrūkimais, taip pat ir keliuose. Atsargumo sumetimai žmonės buvo evakuoti iš netoliese esančių turistinių objektų, įskaitant restoranus. Šiandien daugelis potencialiai pavojingų gamtos reiškinių vis labiau tampa turizmo ir pramogų industrijos dalimi. Žmonės keliauja stebėti ugnikalnių išsiveržimų, žygiuoja kalnuose didelės lavinų rizikos laikotarpiais, leidžiasi per arti audringų jūrų, keliauja į potvynio zonas ar į galingus uraganus, kad padarytų įspūdingas nuotraukas. Socialiniuose tinkluose mums rodomi kvapą gniaužiantys išsiveržimų, audrų ir kitų pavojingų reiškinių vaizdo įrašai. Tačiau daug rečiau tų, kurie buvo sužeisti ar žuvo ieškodami tokių patirčių, nes nesėkmingos kelionės retai kada sukuria įspūdingą turinį. Tai ypač akivaizdu aktyvių ugnikalnių pavyzdyje. Kelionės į juos seniai tapo atskira turizmo industrija. Jos reklamuojamos, organizuojami maršrutai, žmonės skelbia įspūdingas lavos ir pelenų srautų nuotraukas. Pamažu pats tokios vietos prieinamumą sumažina galimų pavojaus jausmą. Jei turistai ten atvažiuoja kasdien, atrodo, kad viskas kontroliuojama. Tačiau pavojingas gamtos objektas netampa saugesnis vien dėl to, kad aplink jį sukurta turistinė infrastruktūra. O kai metų metus nieko rimtų nenutinka, o ugnikalnių elgesys ilgą laiką buvo gana nuspėjamas, rizika pradedama suvokti kaip kažkas teorinio. Tai ypač aktualu šiandien, kai ekspertai fiksuoja vulkaninio aktyvumo pokyčius ir tiesiogiai įspėja apie galimas grėsmes. Paprastai žmonės greitai pripranta prie pavojaus nebuvimų, jei jis ilgai nepasiteisina. O ryškios nuotraukos, reklama ir prieinamumo jausmas dar labiau išblukina ribą tarp pavojingo gamtos objekto ir pramogų parko. Tačiau ši riba egzistuoja ir kartais stichijos mums apie tai primena pernelyg staiga. Tad ar verta mokėti savo gyvybę už įspūdingus vaizdus, juk žmogaus gyvybė yra didžiausia vertybė.